Labas vakaras, ponės ir ponai, mes čia Marijampolėje, sveiki atvykę į baseiną, tačiau šiandien čia plauks ne Rūta Meilutytė, o Marijampolės Sūduva ir Gargždų Banga. O čia Kampinis ir į baudos aikštelę. Siunčiamas kamuolys, ten pirma gera situacija. Ir... Oi. Atsiprašau, žiūrovai, bet čia tiesiog neįmanoma nieko pasakyti. Aplodismentai čia. Na, ko, viskas pasibaigs. Basičius šauna ir štai taip. Viskas pasibaigė. Brokas. Į baudos aikštelę. Neblogas smūgis, skersinis. Dabar gelbėja Gargždų Banga. Plačiami šypsinomis, nesvarbu, kokį rezultatų rungtynės baigs. Čia pavojus Šublinskas, arčiau vartų, kamuolys stoja pelkė ir pavyksta išmušti į Gargždų Bangai. Į baudos aikštelę metamas kamuolys ir puikiai žaidžia Vitalijus Mirnas. Į baudos aikštelę Valskis kaip puikiai galvą smūgiuoja, bet dar nuostabiau žaidžia Vitalijus Mirnas. Valskis Juchnoja neblogas, perdamas Salamonavičius kaip susitvarko su kamuoliu. Pabando smūgiuoti, nepavyksta, taka to nesibaigė, Staponka arčiau vartų, ten tušti vartai, Juchnoja ir oi. Stankauskas į priekį. Ir šansas Sūduvai, Radzinevičius. Radzinevičius gražiai žaidžia. 1-0. Puikus Radzinevičiaus perdavimas ir puikus įvartis. Valentinas Baranovskis. Tai yra galbūt valios išbandymas. Banys. Bando smūgiuoti ir nedaug galbūt ir trūksta. Banys, stumas iki vartų didelis, bando smūgiuoti, nežinai kaip kamuolys atšoks, atšoka labai klastingai. Gerai pakeltas kamuolys, ten perdavimas ir kaip nedaug trūksta dabar didelių pavojimų. Dabar analogiška situacija jau prie kitų vartų ir čia 100% momentas, kuris lieka neišnaudotas. Valskis. Čia Radzinevičius ir ne visai patikimai, sakyčiau, žaidžia dabar. Gynyba, čia Brokas ir... Nesublizgėjo Bangos gynyba šiame epizode. Ir viskas baigėsi antroje įvarčio. Audrius Brokas į tuščius vartus. Galima smūgiuoti iš šio taško. Valskis kamuolys tik šokinėja ir dar Kampinį pavyksta uždirbti Valskį. Ir toliau Sūduva su kamuoliu. Dar kartą Radzinevičius. Vėl geras perdavimas, bet paskui Brokai nepavyksta pasižymėti. Sunku, aišku, buvo. Ten dar bandoma pelnyti efektingą įvartį. Nepavyksta ir Nerijus Dunauskas sako, viskas, užteks vyrai, sveikinimai Sūduvai. Ji šiandien buvo pranašesnė.